Labas vakaras, Kristina. Labas vakaras, Povilai. Sveiki klausovai. Šiandien turime laidą Draugai Be privilegijų, kur yra Kristina, Dainavos rajone Kaune. Jau. Kuri yra labai gera fiksuotoja telefonu, labai moka greitai fiksuoti viską. Jeigu kažką pamato ir labai greitai viską sufiksuoja man ir aš gaunu, tai, kaip sakoma, telefono snaiperė. Jeigu tai vardinti galima būtų. Telefono snaiperė geras. Po ranką turi telefoną, vis laiką nusnaipina kažką vidosiką. Jau. Ir su mumis yra Povilas. Tai yra žmogus, kuris Skandinavijoje jaučiasi kaip tarp savų, nes realiai tu esi toksai lietuviškas vikingas. Vikingas kočiokas. Nu jo, ačiū. Nu taip, kaip sakoma, prisitaikai, žinai. Aplodismentai. Ačiū. Tai prisitaikai prie aplinkos. Jau. Man pavyko prisitaikyti. Ne iš pirmo karto, bet iš antro jau tikrai pavyko prisitaikyti. Tai va, tai... Svarbiausia pavyko. Jo, sveiki sugrįžę į 22 epizodą. Labai dėkui visiems, kas pradėt klausyti ir klausot mūsų. Tai mes vertinam. Labai smagu matyti tiek jūsų, kurie paaukoja valandėlę mums. Tai va, tai galim važiuoti tada. Kaip, Kristina, tu laikaisi? Aš visai neblogai. Realiai savaitėlė tokia įdomi buvo. Tokia, jeigu taip trumpai prie esmės, tai realiai ta savaitė pradžioj su tokiom buvo nežinomybėm. Nu, čia po to mūsų paskutinio epizodo. Nes man atrodo, kaip tik po to paskutinio epizodo kažkaip ir sukrito tos tokios naujienos, kad galimai mano kolega nebebus mano kolega. Tiesioginis šalia sėdinti, žinai. Nes kaip ir jam pasiūlė, žinai, kitas pareigas. Ir pradžioj dar kai nežinom, žinai, kaip ten kas bus, nes ten preliminariai parašė, ką reikės daryti, žinai, ar ten tas sąrašas gali kisti, ar ne, ir tiesiog apkalbėti šitą reikalą jau turėjo antradienį. Nu ir dažnai tas toksai kito laiko tokia nežinomybė, tipo, kaip čia kas bus. Nu, bet aš tikrai jaučiau, kad jisai sutik, žinai. Nu ir antradienį jisai sutiko. Tai žodžiu, nuo sausio 1 dienos, nu, tiksliau nuo sausio 2 turbūt, nes 1 vis tiek ne darbo diena, tai pradės ieškoti kito žmogaus į jo vietą, žinai, o jisai tiesiog keliaus vykdyti kitų pareigų. Tai, žinai, gaila, nes... Šiaip liūdesėlis. Jo, tikrai gaila, nes aš realiai už jį kaip ir džiaugiuosi, žinai, nes sakau, tikrai žmogus nusipelnė, aš kaip ir matau į tose pareigose, nes nelabai matau jokio kito žmogaus, nu, kuris pas mus, tarkim, dirba, tai va, jam, manau, kad jisai tinkamiausias, žinai, kandidatas į tai yra ir jeigu, žinai, viskas tiko, tai, nu, tai tik tais geriau, žinai, dėl jo, kad jam tada tinka, vadina, žinai, tokią poziciją. Tai va, sakau, tai aš dėl jo džiaugiuosi, tik tais liūdžiu dėl savęs, nes nežinau, ką gausiu. Nu, reikia tiesiog tikėtis, kad bus geriau. Gausiu tą, ką pati išsirinksiu. Nu, tai jau galėsi rinktis, tai, nu ką, gal išsirinksi? Yeah. Nu, žinok, ar bus geriau, nežinau, smarkiai abejoju, nes kaip ir sakau, daug kartų buvau sakius, kad vat, mano dabartinis kolega buvo geriausias iš visų kolegų, tai nu, kaip sakoma, aukšta kartelė. Geriausias, kol nepavojai su geresniu. Žinai, ką pagalvoju, kai o gal tau trūksta tiesiog spermidino? Spermidino. Maisto papildo? Man žinai, ką privilė, kaip pasakėjai, kol nepabandai geresnio, čia kaip žinai, when you go black, you never go back. Nu, tai va. Bet, kalbant apie spermidiną, apie kurį tu užsiminei. Oi, bleva, aš iš tikrųjų, kai reklamą pavačiau to maisto papildo, mane taip prajuokino. Nu, toks, žinai, nu, realiai kaip tu reaguosi, čia yra
Pagal sugedimo lygį, ne? Nesugedimo, čia tiesiog kai kurie yra, vieni tą patį paveikslėlį žiūrėdami nemato to, kiti tik tai mato, žinai, tai čia manau tiesiog kiek tu esi ištvirkęs gal, toksai mintise, gal taip pasakyti. Gal tiesiog tai pasaulio matai kitaip, žinai, negu vieni tą bananą žiedami vienaip žiūrim, kiti kitaip, žinai, tai tas pats bananas. Tai. Čia mes matai su kolegom žvengiam iš to, kad tipo, čia turi kino teatruose pasirodyti filmukas, prasme animacinis filmas, bet skirtas suaugusiems, kuris vadinasi Spermagedonas. ir aš kai pamačiau to papildo, žinai, reklamą, sakau, maisto papildas Spermagedonui. Bet iš tikrųjų, kas svarbiausia, mane nustebino, ant kiek tas realiai maisto papildas yra geras. Ir netgi, pavyzdžiui, pagal jo sudėtį pasižiūrėjus su tokia, aš užkrito, kaip vadinasi, Safe Sup, tokia yra programėlė, kur, žinai, gali nuskenuoti, kokia yra sudėtis ir tau įvertita, žinai, ar geras maisto papildas ar ne. Tai šitas daiktas prisideda prie svorio kontrolės, prie minčių skaidrumo, širdies ir kraujotakos ir dar netgi prie ilgamžiškumo. Tai tu įsivaizduok, koks tas spermidinas. Čia kaip supermenas. Tai rėmėjai pradės rašyti arba spermidizino, arba iš fantazijos kažkas. Kažkas tai tokio, žinok, gali būti, kad abu. Manau, kad, žinok, galiausiai abu. Tik tai, žinai, bus kova tarp brandų. Ne, manau, jie galėtų sujungti jėgas ir pardavinėti vienas kito prekes. Tikėtina. Pavyzdžiui, jo, vaistiniai galėtų prekiauti Fantazijos LT produkto, Fantazijos LT, pavyzdžiui, galėtų spermidinų prekiauti. Pavyzdžiui, prie kitą pripučiamą moterį dar gauni spermidizino pakuotę papildomą. Grinai, tiesiog, kad savo, kad ilgamžiškumas, žinai, grinai dėl ilgamžiškumo, bet ne dėl pripučiamos lėlės ilgamžiškumo, bet dėl tavo paties. Va. Ne, tai ten, žinai, tas reikalas bet kada gali, tai žinai. Tai čia jau niekas nepadės, nebent daktai paduotų. Tai kaip man kažkada draugai juokėsi iš manęs, aš kai pirmą kartą važiavau Norvegiją, po gimtadienio padaunojo tą žioplą moterį pripučiamą ir kažkur aš tokia atnešė man gimtadienį pripustą, žinai. Ir, o gerai pripusta buvo, ar taip šiaip savo? Taip beveik gerai, nežinau, bet esmė tokia, kad aš pamečiau ją kažkur ir sako, tai kur dingo ta mergaitė, gal jinai sprogo? Bet šiaip, supranti, bet dar yra kas veikt, pamesti tokio dydžio daiktą. Ta prasme, tai yra moters dydžio daiktas. Ja. Dažnai buvo vakarėlis, tais laikais namie dariau vakarėlį, žmonių daug iš tokių... Kažkas pasiėmė. Pašėlus, manau, kad gali būti, galimai. Žinok, kažkam labiau reikėjo negu tau. Ką kažkas pradūrė ne ten, kur reikia ir tiesiog paslėpė po sofą. Aš tai bent jau daryčiau. Gal ant patalų dėžė iš tikrųjų yra, žinai, kurios tu nenaudoji. Gal tiesiog žiopla, nes žiojus, tai gal nerado kelio kažkur. Nuėjau į tualetą, nuėjau iš pastatą ir nerado kelio, gal žiopla. Pasiklydo. Gal pasiklydo, manau pasiklydo. Kalėdų išėjo švęsti. Ar gal perputė į gerklę? Nežinau. Kai taip įsižiojus, tai tikrai galėjo perpust. Ten jau neįmanoma, kad net perpustų, man atrodo. Jei turėtų būti pastovė angina, žinok. Manau, kad tikrai angina pastovė yra. Bet dabar jau ištobulėja šitą dalykai. Greičiausiai, žinai, tada padaro užsičiaupusi ir tik gali jau pražydinti, kada reikia. Kaip tu su draugė susitikai šį savaitgalį? Senai matyta. Kiek metų nesimatė? Jo, ne metų, žinai, mes mėnesiais nesimatėm, bet žinok, mums užtenka mėnesių, kad pokalbis prasitęstų. O iš kokia čia draugė? Tai žinau, nežinau. Pliambačkai gal nebūsi matęs, neatsimenu. Greičiausiai, žinok, nebūsi matęs. Paslėpta draugė. Gal kažkada kokį storiuką ir kėliau, bet šiaip jin kaip ir mano kolegė iš kito miesto buvo, bet jinai jau, nebedirbo toj pačioj įmonėj. Jinai tiesiog iš ten išėjo, persikraustė
į Kauną, nes kadangi iš kito miesto, žinai, buvo, tai tiesiog persikraustė į Kauną ir kažkaip mes čia taip karts nuo karto vis susitikdavom, žinai, vis taip vis pavakarodavom ir kažkaip taip jau gyvenimas susiklostė, nežinau kaip, toks, žinai, atrodo, shit happens, bet kai atrodytų visur bėgi, gal tiesiog su kai kuriais žmonėm ten dažniau susitinki ir tiesiog kai kurie, žinai, nu nesakau, kad pasimiršta, bet vis tiesiog, nu vis nesusitinki, žinai, ir taip sakau, blemba, žinai, reikia susitikti, nes čia va tada, kai žiūrėjau Utmą, atsimeni tam tokiam visai gražiam bute, ten basement toksai buvo tas butas. Ir kažkaip man parašė, žinai, sako, o, kaip fainai čia, kurioje vietoje, žinai, ten daug aš papasakau. Ir aš jau, kadangi tokia jau piešu, žinai, buvau, sakau, blemba, kai senai mačiau, mums čia susitikti reikia, žinai. Netgi ta žinutė, net ta žinutė turėjo tokią intonaciją, kad, žinai, mums reikia susitikti. Čia, man atrodo, visiems, man pavyzdžiui, irgi patraukia taip, biški žikėrės, jau tada užsimanau to tokio kažkokio neturėtų ilgo interakciono su žmogum, kuris man labai geras, artimas yra, žinai, tai tik į piešibiškį tada gimsta tie jausmai, o kaip čia jisai gyvena, žinai, reikia parašyti, paprikolinti, žinai, gal kažką suderinsim. Jo, tada dažnai visų pasilgsti, visus nori pamatyti, su visais reikia pašnekėti. Nu ir mes kažkaip tada tą savaitgalį kažkaip mum ten nusikėlė ir tada susitarėm, kad va, dar sekantis savaitgalį, tai va čia tas dar sekantis savaitgalis buvo šį šeštadienis, tai aš, kadangi biškį vėlavau, ten žadėjom susitikti apie 8, nu tai gal pasirodžiau kokią iki 8:30 tam, žinai. Tai žinok, mes karočią ant tiek įsijautėm į kalbėseną tą visą, tiek, žinai, ten prašnekėjom temų, mes 4 valandą vos jau išsiskirstėm. Nes buvo dar galima tęsti pokalbį, bet tiesiog jau mačiau, kad jau jinai biški žiovauja, biški aš jau tokį irgi lik miegot norėčiau, bet ta prasme, mūsų stabdė tik tais miegas, nes tipo, blemba gal jau pavargom, žinai, bet temos dar nebuvo išbaigtos visos. Tai galvoju, bet aš manau, kad čia tikra draugė, kai taip gali šnekėti tiek laiko, žinai, tai tikras draugas. Yra tas daug praeities su žmogum, žinai, yra ką daug kas siejomis ir yra ką pašnekėti, žinai. Jo, nes matai, man tai dar gal tas fainai buvo, gal nepasakyčiau, kad, nu gal ir nebuvo, žinai, kad tiek daug temų kalbėta, kiek atrodo ten iš kažkokio tais vis pasakymų tiesiog labai pakankamai pavyko išsiplėsti, žinai. Gal netgi vietomis taip gan netgi smulkmeniškai, žinai, taip išsidėliojom viską, tai taip galvoju ir kaip tas laikas pranės, žinai, maždaug, kad jau čia, nu, 8:30, aha, čia tipo, žiūriu, nu, gal ten 11:30, okei, bum, 2, bum, 4, toks, okei. Tai va, tai šiaip žiauriai fainiai. Su fainu žmogum greit laikas bėga, tai normalu. Jo, nes tu irgi, vagi, fainiai laiką praleidai su draugais, ne buvai? Savaitgalį? Jo, šį savaitgalį taip, kada aš čia buvau, jo, sekmadienį buvau, sekmadienį buvau su draugais. Tai, nu čia labai tokie faini mano draugai, ta mergina buvus kolegė. Iš mano darbo vaikinas, tiesiog vaikinas jos, bet, nu, tokie artimiausi čia, šitam mieste mano iš Lietuvos draugai. Pažįstami. O toli reikėjo važiuoti tau iki jų, ar ne? Nu tai kadangi aš kitoje pusėje miesto, tai man per miestą pervažiuoti čia. Aš įpratęs čia, gan toli man visas pusės. Tai čia netoli visai, tu to nesgalvoju, gal šis į kitą miestą reikėjo važiuoti. Ne, čia vietoje viskas. Tai esmė tokia, kad mes ėjom į tokią kavinę, kur susimokė ir valgai kiek nori, žinai. Geras. Tai ten tokia suši, ten tokių įvairių dalykų yra ta pusė, žinai. Tai tokie azijietiški patiekalai buvo? Jo, švediškas stalas, bet, nu, problema tokia, kad tu neįmanoma neprisivargyti, žinai. Nes atrodo, kad jis sumoki nedaug, bet nori kuo daugiau už to pasimti pinigą, žinai. Toksai godumas, žinai, ir ten tokias mažytės lėkštės duoda ir tu ten krauni, tai aš 4 lėkštės susikrovau, suvargiau. Tokias pailgas, tokias kaip delnas, kaip delnai sudėti tokio ilgumo, žinai. Ir tai pabiški, žinai, ir tas sotumas paskui ant galeko ateina, tai taip išeidinėjau jau iš ten. Jau ragas jaučiu, kaip, žinai, kaip visos, nu, labai blogas savijauta. Aš kai dabar taip nedarau tokių dalykų, tai
labai nesmagiai jaučiausi, kol... Tad turėjau džimą rytą vakarą, bet nuvariau pas juos, pasidėjau, kavos atsigėriau, dar davė alaus mažiuką, tai biškai pramušė man tą skrandį, bet nevažiavau džimą, jau mačiau, kad bus per daug. Žinai, kaip įsivalgai, taip sutingstė po to, toks visas pasidarai toksai... Jo. Ir dar kai daug, žinai, privalgai, realiai nespėja tiek apsivirškinti, kad galėtum, žinai, sportuoti ir ten, paskui, kam, žinai, gal tada jau geriau... Jo, nes ten paskui ir supykint, žinai, gali, man atrodo, šiaip ten paskui negerai pasidarys, tai praskipinai vieną sekmadienį, tai nemanau, kad didelę nuodėmę, žinai, padarai. Ne, aš jau pakankamai aktyvus. O šiam, pavyzdžiui, šiaip neturėčiau sportuoti, bet sportavau dėl to, kad reikėjo po darbo dar patempti laiką iki susirinkimo darbe. Tai po darbo nuliau į salę, padariau savo reikalus, tai kaip tik tiesiai surinkimo. O, geras. Ten atsidėjau. Tai tu realiai šiandien neskipinai džimo? Jo, nes įprastą dieną aš skiriu po darbo laiką apsideitant visokiom žiniom, kas vyksta, kad būtų kuo daugiau ką pašnekėti, bet šiandien nebuvo tam laiko. Tai jo, šiandien neskipinau, šiandien visai čia, kadangi sportavau tam klube, kuris prie pat čia yra vietoj, labai patogu, po darbo tiesiai iš paukštą. Ir bet čia Žiauvo, kažkaip susivėlinau šiandien mūsų įrašymą, tai žiauvo būdu. Bet čia šiandien ne naujam džime buvo ar naujam? Ne, tai prastam. Iki šito darysiu, bet čia prieš kelias dienas, kur testavau džimą, tai čia buvo centre, o dabar jau prastam tam antram savo, nes aš... Supratau, tam, kur visą laiką eini, ne? Antram, tam mažesniam ir tam prieš tai buvau tokiam visiškai naujam. Taip, darysiu kitą. Supratau. Bet esmė tokia, kad aš praeitą penktadienį turėjau biškį laiko ir aš taip mėgstu kažką, žinai, kai išsiemu to sporto salės turinio. Kažką reikia, žinai, kažką reikia čia kalėdos, tai nusipirkau tokią gražią kepurę, žinai, kalėdinę. Tai užsidėjau džime tą kepurę, žinai, penktadienį, tai... aš taip tu dėmesio ten gaunu, žinai, bet matos, kad daugiau tu dėmesio gauni, žinai, nes niekas nesidėtų kepurės, tu vienas, žinai, tą kepurę. Bet šiaip gerai atrodė, žiauriai gerai, ta prasme, tu toks, žinai, užsikočiojęs, čia su tą konfliktinę maikutę ir tą kepurikę kalėdinę plemą, žiauriai gerai. Ja. Toks atrodo piktas Santa. Buff Santa toksai, jo. Šustresnis Grinčas, žinai. Jo, toksai, jau agresyvus gaunasi. Bet esmė tokia, kad gan šilta su tokia žeminė, pas mane tokia, rimta kepurė, nėra tokia žinai, gal būna tokios gan prastos tos kepurės, tačiau tokia rimtesnė jau, žinai, kalėdinė. Tai jinai gan šilta, tokia užsideda kaip kepurė, žinai, žeminė beveik. Ten tam džime tas 2 valandas su to kepurė, tai ten šilta, žinok, sportuoti, ten jautiesi mados auka. Jau po prakaitėlis jau bėgo, ne, iš po kepurės? Tai man taip bėga, žinai, bet jo, bėgo, tai... bet nieko atkentėjau, tai reikės dar čia kurią dieną šauti. Panaudoti kepurę. Prieš pačią šventę, žinai. Jo, tai sakiau, mašiną... Va, čia prieš pačias... Ką tokia? Žinai, kai būna keleivė pas mane kaip kėdė yra, tai ant to, kur atlašas yra, sudėsiu tą kepurę ir bus kaip kalėdom, žinai. Jo, kai daug kas ten deda, žinai, kokią Scream ten tą kaukę, arba ten tą... Jo, tokių, žinai. Atrodo, kad žmogus šonė sėdė, aš taip pažiūrėjau tokį, what the fuck, ai, čia taigi kepurė. Jo, blebačkai žiauriai atrodo. Jo, tokia labiškai crazy atrodo. Tai va, o čia kai buvau, kada aš čia turėjau tą pusiau išeiginę vakar, čia buvo? Kai nuo džimatesnio. Užvakar? Jo, užvakar, jo. Tai esmė tokia, kad aš mašiną servise palikau, turėjau laisvo laiko, žinai, tai reikia galvoju šauti į miestą, ten net traukinuko netoli. Tai ir esmė tokia, kad aš testinausi savo GoPro naują dėklą ant galvos, nusipirkau, žinai, kur tipo užsidėjęs ant galvos ir filmuoju iš pirmo asmens first person. Prikolniai atrodė. Jo, bet aš dar nesu filmavęs, tai įdomu, kaip
kaip atrodo viskas dar, padarai tokį, žinai, filmavimą, tada pamatai, kaip viskas veikia, tada žinai, kaip kitą, kad filmuoti, žinai, kad gautųsi geriau. Tai kol kas dar neperžiūrėjo, ne? Peržiūrėjau biškį, bet aš kaip ir maniau, kad turi mažiau judėti, žinai, tas mes sufokusuoti, į kurią pusę įsižiūrėsi, žinai, ir nesimėtit per daug, nes tas gaunasi toks labai makalavimas tas kameros, žinai. Supratau. Bet esmė norėjau ką pažymėti, kad įdomus pojūtis, tai jeigu noriu, pavyzdžiui, būti toksai important pasijausti arba kažkas tas tave kalbintų, tai šitiek tokį ant galvos, žinai, reik per miestą, nes aš tik sėdau traukinį, ten konduktorius sako, o, tu čia filmuoji, o, čia koks kanalas pas tavai YouTube, žinai, iš karto klausysi, įdomu jau. Geras. Net keistai pasijaučiau, kad žmonės dėl to klausia, žinai, kad dėl to YouTube, žinai, kad koks ką tu čia filmuoji. Nes žmonėm pamato tą įdomu, jam iš karto kas čia vyksta, žinai. Nes nevaikšto visi ant galvų sudėję tuos GoPro. Ir šiaip einu gatvėse, matau, kad žmonės reaguoja, žinai, tą kamerą mato ant galvos. Tai toks keistas. Tai, žinai, atsikreipia dėmesys į tokį dalyką, nes, žinai, ne kasdien pamatysi, kad kažkas vaikšto su kamera ant galvos. Jo. Tik aš dar antrą antgalį gavau, tokį, žinai, šitas tai toksai su tokiam juostom, kaip matėjai, toksai užsideda ant galvos. Bet yra dar vienas antgaliukas, kur, pavyzdžiui, full capą nusipirkai ir užsikiši už full capo, taip, toksai kaip žinai, šmaukštą, žinai, ir taip, ir tada žymiai mažiau matosi, nes kai šitą užsideda ant galvos, tai matosi, tai dryžiai, žinai, tos gumos, žinai, ant galvos. Jeigu tu kepurę užsidėsi, žinai, kepurę šmaukštą užsikišai, tai tiesiog žymiai, mažiau akį kristų, žinai, nes matytųsi, kad, kepurė yra netaip kristi akį. Bet, šiaip įdomu buvo pamatyti, kaip viskas atrodo. Dabar reikės, kada pasiryšti. Kaip pats jauteisi, vaikščiodamas, kai ta prasme, kai žmonės, žinai, visi atkreipia dėmesio, kaip šiaip jauteisi. Žinai, kas durna, kad tu taip galvoji, kad reikia neišleisti jokio garso, žinai, nereikia ten kokio telefono traukti, žinai, ragelio. Tai taip vaikštai kaip durnelis, be garso, žinai, neišleidai jokio garso, stengiasi žiūrėti, tiesiog grožėtis visko, žinai. Nes šitie video tokie, kur filmuoji taip miestą, tai eina YouTube dabar be muzikos ir tiesiog įdomu tie garsai, aplinkos garsai, žinai, daugiau. Supratau. Nes yra trendai tokie, kaip aš kaip domiuosi to, tai kaip filmuoja tos dalykus, žinai. Tai tiesiog... Jo, tipo daro be muzikos, arba kad ir jeigu ten su tais tiesiog tais garsais dar, man atrodo, dar kažkur buvo mačius ir kur palieka originalų, žinai, garsą, bet biškai pagreitintas video, tai ir toks irgi garsas, žinai, toks girs liktais, taip, toks, keistai gal kažkiek. Tai pasidaro, tas kaip pagreitintas, pasidaro toksai, tas garsas toksai, atsiranda tokie dalykai. Bet šiaip daug pasidariau, aš ir mašiną palikau servisą, aš nuvažiavau miestą, nuėjau naują džimą išbandyti, bet realiai, kai aš turiu tokį gerą džimą, žinai, mieste geriausias realiai pagal, mano nuomonė, čia nežinau, kad tai nėra, bet realiai beveik visus išbandęs. Čia tas BPC, ne? Jo, tai nuvariau į centrą, žinai, tai labai didelis, įranga biškai senesnė negu tam, kur aš sportuoju, netokia gera. Tik esmė tokia, kad daug jaunimo, žinai, nes ten studentų daug, ten centre, žinai, ten studentai sportuoja, tai gal pliusas, kad jaunimo daug, tiek, kad, žinai, kaip pripratęs prie labai gero, tai jau tas jau, kad irgi toks normalus jau nėra taip įspūdinga. Tai daviau 70 aš tam. Tada jo. 7 iš 10, ne? Jo, toksai. Vis tiek palyginus neblogas įvertinimas, manyčiau. Matai, aš gal daugiau už tą vietą, kur yra, žinai, kad erdvės daug labai, labai didelis, žinai, toksai, didelis džimas. Svarbu išbandėjai, susidarėjai nuomonę ir tada, žinai, pavyzdžiui, eitum antrą kartą ar nelabai jau? Ne, tai čia esmė ir buvo to, kad tiesiog išbandyti naują ir kai išbandai kitą, tai įvertini savo, ką turi, žinai, tai realiai, nes aš tų džimų nemažai čia bandęs, tai tiesiog buvo laiko, galvoju, ką čia nuveik, žinai. Tai būtų kita diena, tai būčiau ėjęs į muziejus, bet antradienį dirbo čia jie. Tai va, taip, bandau tokiam dienom, kai įmanoma gauti laisvo laiko biškį, tai išnaudoti pilnai.
Šiaip labai gerai ir išnaudoji, žinai, vat, kaip ir sakai, arba būtum į kokį muziejų nuėjęs, čia nuvarei džimą naują pabandyti. Išbandėjai variantą su GoPro ant galvos, kas irgi yra toks įdomesnis, žinai, nu tokia tikrai įdomesnė diena tada jau. Tai vat. Jo, tai Gerai praleistas laikas. visai neblogai, jo. Dar štai manau sumokėjo šitą laiką. O čia yra svarbiausia. Jo. Svarbiausia rasti, kur tu čilinio tau moka. Nu. Nes šiaip galėčiau ten sėdėti vienoje vietoje, žinai, tą visą laiką. Nu tai kiek ten laiko užtruko? Normaliai visai, jeigu tiek spėjai pasidaryti. Tai, jo, nuo 9 iki 1, tai 4 valandas. Na tai kaip pagalvoju, žinai, ten vietoj servise sėdėti, tai biškai prailgtų laikas. Tai geriausia. Praeitą kartą aš sėdėjau, tai prie kompo, kai turi kažkokių reikalų, žinai, tai praeina tas laikas. Ai, nu, nebent. O turi kažkokių reikalų, žinai, pasitvarkai, tai ar filmą pasileidėjau, tai... Tai tą kartą, žiūrėjau, buvai gerai pasiruošęs kompas, maistas. Jo, aš jau, kai aš tokius dalykus varau, tai aš kaip ir į šitą miestą buvau susiderinęs reikalus, tai aš jau servisą žiūriu rimtai, aš arba jeigu sėdėsiu viduj, tai aš jau būnu susiruošęs, kaip sėdėsiu, yra maistas, yra ką žiūrėsiu, jeigu video kažkaip išėsiu, gal kažką editinsiu, gal mokinsiuos kažką, gal darysiu gabalą, tai pas mane yra jau tokie, žinai, idėjos, ką aš veiksiu tokiu atveju. Tai... Nu, tiesiog nemėgstu švaistyti laiko kažkaip. Seniau buvau to profesionalas ant to dalyko, dabar kažkaip ne... Ant laiko švaistimo? Nu jo, tai čilinimo tokio, žinai. Gerai skamba, žinai, laiko švaistimo profesionalas. Kreipkitės, jeigu reikia pagalbos. Jo. Dabar kažkaip nėra viduriuko, arba aš laiko švaistimo profesionalas, dabar laiko nešvaistimo profesionalas. Arba tiesiog planuotojas, žinai. Nu, realiai tai dabar tu gaunasi toks biški, žinai, gal planuotojas, nes jeigu, tarkim, kad ir pavyzdžiui, kai būna, žinai, kad ten net ne po darbo, pavyzdžiui, yra darbo metu toks laikas, kur tu, tarkim, gali išnaudoti džimui, tai va tu paimi ir varai džimą, tada, žinai, kad po darbo grįši anksčiau namo, nes jau buvai, žinai, dieną džime. Nu, tai gerai, toks irgi laiko išnaudojimas, tai toks, vat, sakau, panašu labai, kad jau iš laiko švaistytojo pasidarė laiko planuotojų. Nu, bet tai veikia, daug pasidarau, žinai, nes šitie atstumai labai dėlį, jeigu aš neplanuočiau laiko, tai būtų ragas, žinai. Nu tai jo, nes neprivažinėsi čia, žinai. Ten lyginus centre gyvenau, tai, žinai, viskas vietoje. Tai va, o čia toks jau biški reikia pasiplanuoti. Atstumai biški didesni, žinai. Nu, bet sveikinu su tokiais, kad... Ačiū. Su tokiais pokyčiais, žinai. Ačiū kas? Galiu tik pagirti. Ačiū. Kaip tavo dovanos, ar jau turėjo? Kalėdom, ne? Jo, žinok, kas keiščiausia. Aš dabar galvoju, atsimeni, kai kažkada sakiau prieš Halloweeną, kad tipo, kaip visą laiką palieku viską paskutinėje akimirkai. Tai savim šiek tiek stebiuosi, bet ir tuo pačiu džiaugiuosi, kad kažkaip su kalėdiniam dovanom biškai pradėjau anksčiau, žinai. Nu, toks, kur nėra paskutinė akimirka, nėra ten diena, 2 iki kalėdų, bet ar ten iš vis vos ne tą pačią dieną, žinai. Nes, nu, pastoviai būdavo, kad, nu, toks jau paskutiniam akimirkam, žinai, arba nelabai žinai ką. O dabar atrodytų, jo, yra dar ko nežinau konkrečiai ką, žinai, nupirkti, bet vis tiek toks jau taip apsigalvoji, ten paklausinėjai tiesiai per aplinkui kažko. Tai, jo, yra jau dovanėlių, dabar matau keletas padėta, dar trūksta 1, 2, 3, man atrodo, dovanų dar trūksta. Arba 4. Gal jau maišausi. Bet vis tiek, kai pagalvoju, žinau, kad šiandien, kadangi mūsų epizodas, nors ir žinau, kad jis biškai vėliau nusikels, bet kažkaip tais dar šiaip turėjau tokių, nu, mažų reikaliukų, kad tiesiog reikia iki parduotuvės, čia, žinai, dar valgyti, pasidaryti viską ir galvoju, geriau tada pavalgyti, biškai dar palaukti ir epizodą ramiai turėti, tai nusprendžiau, kad va dar rytoj važiuosiu dovanėlių žiūrėtis. Nes kaip ir žinau ką, tai va tas yra lengviausia, kai žinai ką, tai tada gali iš karto susiplanuoti šitą dienikę, varau to pirkti, ten kitą dieną ten to, tai manau, kad penktadienį irgi bus
O kaip tu reikalų. tai darai, važiuoji į prekybos centrus, nes jaučiu, turėtų būti trafikas neblogas po darbo. Jo, žinok, važiuoju, bet kas yra keista, bent jau, tarkim, pirmadienį, antradienį, tai buvo taip, kad lik ir buvo, žinai, biški mašina, bet kad kažkur nuvarius nebuvo to tokio labai, nebuvo labai, kad būtų užgrūsta tų mašinų, ten, tarkim, nuvarėm dar iki Megos, prasėjom, tik dar, žinai, pasižiūrėjau ten, gal rasiu, tipo, tose, žinai, parduotuvėse, bet man ten, tarkim, kai kurie rinkiniai nepatiko, nežinai, kai būna, kai kurios rinkinius sudeda ir tai, kas yra neparduodama, žinai, tai galvoju tiesiog sukomplektuosiu savo iš atskirų, žinai, ten tų, ten, nu, tarkim, kosmetikos ar ten dar kažko, žinai, tai vat, galvoju savo tokį rinkinuką padarysiu, kad į gražią dėžutę sudėti, paskui, tai tiesiog gavosi, kad jau varėm namo, nes jau biškai ir toks nuovargis, žinai, buvo, tai, vat, iš to, ką žinau nupirkti, tai tikrai varau į vietą, nes kažkaip dėl užsakymo internetu bijau, kad nepareis laiku, žinai. Nes ten turbūt ir kurjeriai jau bus tokie perkrauti, nors aišku dabar, žinai, kas svarbiausia, kadangi tu gali nuvažiuoti į parduotuvę ir nusipirkti, tai tie kurjeriai to darbo irgi turi, bet gal ne tiek, kaip tada atsimeni, gal kaip per COVID buvo. Ten dietus, ten prekės vėluodavo, ten kurjeriai nespėdavo visur išvažiuoti, ten paštomatuose nebūdavo vietų, ta prasme, netgi kurjeriai skambindavo tiems gavėjams, kad atvažiuotų iki paštomato pasimti iš buso jau siuntą granai, nes tiesiog nėra vietų, žinai. Tai Jo, va, bet tai čia manau, tokių, kad tai buvo čia... dėl to, kad nebuvo alternatyvos jokios, žinai, tik tai... Jo, čia grinai dėl COVID buvo, nes tiesiog negalėjai tu eiti parduotuvę ir nusipirkti, žinai, nes viskas, visi ten e-shopai dirbo ir tiek, žinai, o dabar tai tokia, žinok, sakyčiau, kol kas, bent jau šią savaitę, tai turbūt žmonės yra tokie 50-50, kad vieni galbūt varo į parduotuvės, kiti gal internetu užsisakinėja, gal dar, sakyčiau, daug žmonių gal jau yra susipirkę dovanas, arba vėlgi dar neturi ir pirks paskutinę akimirką, tai kadangi nenoriu papulti tą tokį visišką trafiką ir didelį žmonių kiekį ten prekybcentrį, žinai, kur ten irgi jau paskui stumdaisi, tai va dėl to bandau, kad pavyktų per šią savaitę, žinai, viską susipirkti tada. Tai va. O tau kaip su dovanų pirkimu? Nu, visų pirma, manau, kad ypatingai darai, kad nori pabaigti šią savaitę. O visų antra, jeigu būtum norėjus online, tai reikia gerokai anksčiau pradėti daryti, jeigu nori iki kalėdų. Jo, čia kokio gruodžio pradžioje reikia. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti savo, nes kai pirkau vieną dovaną, kurią reikia iki kalėdų gauti, tai tos dovanos, aš sakiau, galvoju, daug pigiausia tą dovaną online ir man paskambino kitą dieną, kad neturi, kad užtruks 4 savaitės, ten, žodžiu, jinai yra, bet nėra. Palemba. Tai gavau alternatyvas, nes ta dovana turi įvairių variantų, žinai. Aha. Tai turėjo tą, kur man tiko, per kelias dienas ją gali pristatyti. Šiek tiek pigesnė. Tai atgausiu skirtumą ir atsiųs pavadinu tą dovaną. Tai iki kalėdų gausiu, aš dar vieną užsakiau šiandien, ten šiaip nuo 5 iki 10 darbo dienų, ne, nu kažkas tokio, bet, nu ten nėra taip, nedega taip, kad ten kalėdų būtinai, nes ten tiesiog žmogui, kuris gimęs apie kalėdas, ir ten, žinai, keliom dienom, aš kadangi čia esu, tai, žinai, galiu ir atsiųsti tą dovaną ir po gimtadienio, tai nėra taip blogai. Ir man labai patogu. Nu, iš tikrųjų tai jo. Čia būtent, žinai, aš galiu nupirkti dovanėlės, nusiųsti, kam reikia kodukus, ten eina į paštomatą, pasiėma dovanėlę ir viskas, žinai. Šitas geras. Tokį šaunu, žinai, parašau, žinai, labas, tavo dovana yra ten, eik pasimsiu. Ir tipo, o, geras. Kodą reikia suvesti. Opa, ačiū. Dovanos slaptažodis toks ir toks, ne? Ja. Tai, bet aš kažkaip su tom dovanom nelabai noriu ką noriu sakyti, geras? Sakau, žiauriai gera idėja iš tikrųjų. Na jo, čia aš mano iš geresnių idėjų kilusių. Bet šiaip aš su tom dovanom nenoriu per daug įsiplėsti, žinai, ta prasme, čia tik tais patiems, kur tikrai reikia, žinai, o ten nepradėsi ten 10 savo draugų, žinai, kalėdom čia siūs dovaną, žinai, čia ne, tikrai ne, nes aš irgi, žinok, seniau dar būdavo, kad ten
gal ten, žinai, iš draugų dar kažkam, tai dar kažkas, gal ten būdavo, žinai, ir tos dovanas atrodytų brangesnės, o jau čia gal kokie keli metai toks būna, kur tu klausi, ko reikia, gal kažko, žinai, nenusipirkai, bet va ten, tarkim, norėtum, ten, pavyzdžiui, tokiem, kaip, tarkim, vaikam, ne, va kaip reikia, nes va visą laiką draugės sūnui ir dukrai vis dovanoju ir žinai, yra sūnus, tai kaip ir dar krikštasūnis mano, tai toks tikrai jau, kur tu, žinai, dovanoju ir irgi toks, ko ten reikia. Tai vat maždaug susako, žinai, ten, tarkim, vat, iš fulės gal kažko ten, žinai, ten, kaip būna ten fulės koinės, ten tos apatinės kelnės, marškinėliai, nu, vat, tokiom, žinai, ten paskui, ten, pavyzdžiui, ko ten dukra, žinai, norėtų, tai va taip, ir ten toks, žinai, ir taip tą biudžetą, žinai, daugiau mažiau įsipaišai ir paimi tai, ko reikia, arba tai, ko nori, žinai. Ir kažkaip tada visus irgi apsižiūriu, ten tėvai, antra pusė, nu ir viskas. Ir per daug irgi neįsiplėtė, nes ten visus apdovanotai, čia nežinau kiek. Nei laiko neužtektų dovanom supirkti ir tada, žinai, arba mažini biudžetą, arba tada... Jo, nes tada ir ten, žinai, kiekvienam po kažkokią tai smulkmeną, ar tiesiog, nu, nežinau, kažkaip jo, tada biškai tektų paišlaidauti normaliai. Tai kažkaip, sakau, taip gavosi, kad apsistoju ten ties tam tikrą žmonių grupę ir viskas. Jo, bet, žinai, aš tai manau, kad labai gerai turėti tokį, žinai, pigių dovanų tokį kapšelį, kaip sakoma, nes kas esmė su tom dovanom yra, kad, nu, žestą parodyti, žinai, kad tu ant tiek rūpi tau tas žmogus, kad nori kažkam duoti, žinai, tai gali ten būti iki 10 eurų, koksai, žinai, smulkmena. Ten, arba ten kažkokius vaikus aplankai draugų, žinai, tai kažką smulkmeną irgi reikia duoti, nes, nu, ta labai daug duoda tų gerų emocijų, žinai, tas, kad tu čia atvažiavai dar pasirūpinai, žinai. Žinok, jo, nes aš esu vienais metais, žinai, kokį padarius prikolą, tiesiog buvau nupirkus, dabar galvoju, turbūt buvo nemaži vyno buteliukai, bet gal maži šampano buteliukai. Ir, tai tada soriukas. 2 metus esu tai darius, nes vieną kartą atsimenu su šampano buteliukais, kitą kartą esu paskui darius su Vana Talino. Yra tokie biški mažesni buteliukai, bet nėra visai mažyčiai tie. Toksai biški ten gal 2 mililitro, gal ten 200 mililitrų, kažkas tai tokio. Tai tarkim, va toksai, va, žinai, ten ar Vana Talino, ar ten, tarkim, va, gali būti šampaniukas, arba toksai mini viskio buteliukas. Ir ten, pavyzdžiui, kietojo sūrio, ne tas maišelis, bet kur būna tas toksai trikampis, žinai, kur tiesiog gali pasipjausti tokio. Tai palauk vaikams. Ir aš dabar... Ne, čia buvo tetom ir dėdėm, žinai, nu, tipo, pas vieną tetą, pas kitą tetą, žinai, ten dar pas dėdę. Tu atsakau toksai, kur, nu, žmonės, kur visiškai nesitikėjo, bet, nu, ten reikėjo, žinai, matyti veido išraiškas, kur, tipo, geras, nu, ta prasme, tai tikrai atrodytų, nu, atrodo kaip ir visai nedaug, žinai, bet ten, kai, nu, superki kokius tokius rinkinukus, palei 5, 6 ar 7, žinai, komplektus, tai biškai susidaro. Nu taip, tai kainuoja, aš nesakau, kad tai nėra, kad uždykai yra, bet aš... Jo, tai kainuoja. Kiek tai duoda džiaugsmo tau ir kam tas gauna ir kas duoda, žinai, tai idealiausiai... Bet šiaip, žinau, buvo žiauriai fainiai. Tikrai buvo fainiai ir iš mano pačios, žinai, bet tik tais tiek, kad, sakau, turbūt tas, nu, turėtų būti iš tokio noro, žinai, nes man tada irgi buvo, kad tiesiog kažkaip taip atsidėjau ir toks, norėčiau šiais metais taip padaryti. Jo, tiesiog tai turi būti natūraliai, ne tai, kad, žinai, čia kažkada darau, gal ir šiemet padaryti, jeigu toks, žinai, galvoja, kad gal, o gal ne, nu tai ir nedaryk, nu, nes viskas, nes jeigu tu norėsi padaryti, tai tu net negalvosi ir sakysi, va, šiais metais vėl darau šitą turą, žinai. Tai tiesiog... Arba ten va tokie va mini rinkinukai, kaip sakai, ten vaikams, žinai, gali būti, nežinau, koks kinderis, kinder bueno, žinai, tas toksai tokių šokoladukų rinkiniais ar ten, nežinau, ko, nu, daržovių rinkinio nesudėsi. Taip, tai, nu, esmė tame, kad, nu, tiesiog pigiai parodyti tą dėmesį, žinai, ir vis tiek tai dažniausiai vaikai aptekė tom dovanom būna, žinai, tai nereikia išlaidauti per daug, bet... Jo, tai toksai mini, žinai, tai kad pagalvoji, žinai, kad bent kažkaip tais
manau, vis tiek yra geras dalykas. Tai jo, faktas. Nu, aš realiai, Kaip ir. kaip ir džiaugiuosi, man prasiskipino daug reikalų per šitas kalėdas, kai čia lieku, tai toks easy išeiti, žinai, kalėdinė. Aš dabar gal platu praeitais metais buvai grįžęs ant švenčių, ar ne? Jo, buvau. Ne, buvai grįžęs. Buvau savaitėliai, man atrodo. O šiais metais, kadangi lieki, tai gal, nežinau, ten pas draugus, ar gal dar kažkur tais per šventes važiuosi, ar kaip darysi? Šiais metais apsikrovau savo darbais ir tiesiog, nes, kaip žinai, 2 darbai ir vienas iš jų įpareigoja likti, žinai, tai tada dar antro darbo užsimečiau ant viršaus. Ir jeigu taip atdyviau, tai tada išnaudosiu pilnai, žinai, tas. Ai, tai realiai dirbsi per šventinės dienas, ne? Jo, daugiau mažiau dirbsiu, tai jeigu laisvo laiko bus, tai sportuosiu, tai realiai nebus to čilo jokio. Nusiteikęs darbuotis. Supratau. Reikės jau per kalėdas geriau mąstyti apie, kada čia galima šauti į Lietuvą. Tai čia kada šausiu, kai mokyklos būna atostogauja, žinai. Būna žiemos atostogų, aš vasarį. Čia palauk, kada ten pavasario, ne kažkada tais? Daug čia būna atostogų žiemos. Kažkaip liktais vasarą dabar galvoju, nes jo, man irgi atrodo, kad apie vasarį turėtų liktais būti. Vasarą gale, paskui ten Velykos yra, žodžiu. Žodžiu, netrūksta to atostogų vaikam. Ne, tai tiesiog reikia pasiplanuoti, tada viškai laisvo darbuose, tai reikės. Bus smagu pravaryti jau pusmetu, kad beveik prabėgo, tai jau trūksta jau to lietuviško gyvenimėlio biškį prasisukti. Tai šaunu tada, kad prasižiūrės jau tada atostogėlės. O šiaip dažnai galvoju, kadangi prakalbom apie tas atostogas, čia ir tos kalėdinės atostogos, tai kaip ir, manau, turėtume perspėti, kad kitą savaitę mes biškį skipinam epizodą, ne? Jo, kadangi mes jau šnekėjome, kad įspėsim, kai skipinam, tai kadangi kalėdos, aš noriu, kad ir tau būtų šventės, nestrukdytų šitie reikalai. Tai išeinam kalėdinio atostogų ir grįšim gruodžio 30. Dieną anksčiau. Jo, dieną anksčiau, prieš naujametinės bus epizodas, 23. Turėsim ką papasakot, kaip šventės praėjo. Ir šiaip gerai, žinai, biškį patraukėlė, nes vis tiek žmonės užsiėmė ir aš nelabai turėsiu tai šiek kas klausyti mūsų. Tai manau, kad daugiau visi bus užsiėmę šventėmis ir pasibuvimu su šeima. Jo. O aš šitą vakar, žinai, žiūrėjau žinias ir tu kaip ir kolą papasakojo, kaip Forbes vertino galingiausios pasaulio moterį, žinai. Ir premjerė Inga Ruginienė buvo 81 pasaulyje. Esmė tokia. No shit. Taip. Palauk. O spėk 71 kokia moteris. Kim Kardashian. Tai tarp Ruginienės ir Kim Kardashian 10 pozicijų skirtumas. Geras. Aišku, tik tai žinai, kai skiria 10 pozicijų, čia pozicijų skiria, tai žodžiu, kai skiria 10 pozicijų, klausimas, kokia piniginė išraiška, žinai, skiria. Tai čia, žinai, gali būti, kur ten ir didelis skirtumas to turto, nes ten kažkaip pagal visą turtą, ne, liktai skirsto, ar ne? Nu, tipo galingiausias, nežinau, tai čia galingiausias. Ai, čia pagal galingiausias? Galingiausias. Ai, gal, tai prasme, čia gal pagal, nežinau, pagal prestižą kokį, pagal tai kiek įtakos turi. Nu, pavyzdžiui, jinai, tarkim, vat Kim Kardashian, tai net nežinau, turėtų turbūt būti net ne 71 vietoj, nes tu įsivaizduok, ant kiek ji yra galinga, kad galėtum parduoti stringus, ant kurių priekio yra plaukai. The fuck? Kokie stringai, plaukai, palauk. O, tai, žinai, kad, karočią, Kim Kardashian, nežinau tiksliai kada, bet jinai išleido stringų liniją, tokių realiai permatomų stringų, kur priekyje, kur yra bikinio zona, tie stringai yra plaukuoti.
ta prasme, tiesaus plauko, garbanotų plaukų ir panašiai. Ir Tai toks... tipo jie imituoja, kad plaukai. Nu, kad taip tipo tu lenda. kaip jo, nu, tarkim, kad, nu, toks vaizdas, kad tale tu kaip ir vos nežinai, neskuti to savo vietelės, tai taip, žinai, aš tik tai galvoju dabar kaip thongs, man atrodo, sonestringi angliškai. Mhm. Jo, ir sakau, toksai, kur, aš nežinau, aš tada kaip pamačiau ir, žinai, pagalvojau, ta prasme, kaip gali kažkas tai, žinai, pirkti tokį dalyką. Nu, bet kažkaip tai jis gali, žinai. Nu, žinai, būna ir pardavinėja orą kažkokį slovikose. Ar kaip. Šiaip, žinai, prikolas tas, kad realiai jos tie stringai buvo išparduoti per gan trumpą laiką, bet aš manau, čia gal buvo dėl to, kad gal daug kas, žinok, pirko tiesiog dėl prikolo. Nu, žinai, kad ten tipo kažkam tais padovanoti. Nu, bet aišku, aš tai manau, kad ten pakankamai brangu buvo. Aš dabar tiksliai neatsimenu, kiek, žinai, kainuoja. Bet esmė tokia, kad tai buvo fucking brangu. Ir esmė tokia, kad jos pirko. Tai vat, ant kiek tu turi būti galingas visuomeniai, kad sugalvoji tokį dalyką ir jį nuperka. Čia, blėt, kaip Balenciaga irgi. Bliam, kaip čia baisiai atrodo, stringai. Va būtent. Bet čia, manau, žinai, tų influencerių įtaka tiesiog, jie kažką įdeda, žinai, ir kažką, reikia ir mums, žinai. Tai čia jau tų nuomonės formuotojai čia padirbėjo su šitais dalykais. Labai baisu. Žinok, gali būti. O Jėzus. Aš dabar įsivaizduoju, žinai, ko iš tikrųjų trūksta dabar. Dabar tai realiai dar turbūt trūkstų permatomos vandamkės, irgi plaukuotos, kur atrodytų, kad jeigu čiūvas užsideda, tai kad atrodytų, kad jis yra suplaukuota krūtinė, žinai. Imituoja. Jo. Tai vat įsivaizduoju, kad vat kaip tu be maikės, žinai, tai vat karočią vat tokią vandamkę pagaminti. Tai realiai vandamkės. Šiaip galėtum būti modelis tos vandamkės. Prikolas būtų. Paleisti vandamkės tokias. Nu, konfliktinė maikutė, plaukuota konfliktinė maikutė. Nu, žinai, čia kiekvienas turi, prigalvoja visokių dalykų jie čia. Tikrai taip, tai vat, kalbant apie tas galingas moteris, tai jop. Tai va, tai man net sujuokino, to prasme, šitas dalykas, kad čia tiek reikalų vyksta. O šiaip aš dažniausiai mėgstu atsiriboti nuo tų naujienų, žinai, kas čia vyksta tam pasaulyje ir šiaip Lietuvoje. Daugiau domėtis savo reikalais, bet dabar, kai čia tiek visko vyksta, tai net sunku kažkaip nesidomėti, žinai, nes ir ten protestas po protesto, ten balionai tai skridos, neskraido, tai čia tas, prasme, wow. Kiek veiksmo vyksta. Aš kažkaip irgi, žinok, labai smarkiai atsiriboju nuo žinių, tai vat nebent kokiam, žinai, tik tokį išmeta, kažkino story išmeta, nes čia dabar irgi realiai prieš mūsų epizodą, čia dar kokį pusvalandžį iki prisijungimo kažkaip Instagramą pramečiau ten pro storiukus ir ten, žinai, Vito Žibos irgi pašėrinimai buvo, kur čia, žinai, ten Seime dabar šneka apie ten tą LRT televiziją, nu, kad, tipo, žinai, nu, kad nebūtų ten tų pokyčių ir panašiai, tai va tokie pamąstymai ir toks, nu, bet kad specialiai, žinai, pasileist, nejungiu, nežiūriu, bet, vat, šiaip labai džiaugiuosi dėl tų žmonių, kurie, žinai, varo ten ir tą protestą, nu, tikrai nepatingi, žinai, ir susirinka, ir ten tikrai nemažai žmonių, žinai, buvo susirinkę. Tai daug tos vienybės yra, taip žmonės, žinai, moka, pasirodo, kovoti, žinai, už savo įsitikinimus, tai smagu matyti tokią susivienijusią Lietuvą. Tai aš... Ir tikiuosi, kad kažkaip šitą dalyką įveiks. Nu, tikėkime, kad čia viskas įspręs, tie reikalai visi ir čia pasibaigs šis šou, nes tikrai pastaruoju metu daug čia šou vyksta. Elementų. Tai va, tokie reikalai iš mano pusės tiek.
Iš mano pusės šį kartą irgi tiek. Jo, šiandien susivėlinom. Tai norėjau padėkoti visiems mūsų klausovams už tai, kad jums įdomu klausyti mūsų postrigomų. Ačiū Jums. Ačiū Jums ir susimatysime šį kartą ne po savaitės, o po 2. O po 2? Taip. Tikrai taip. Po Gerų 13 dienų. po 13 dienų. Taip. Palinkėčiau visiems ramių kalėdų. Svarbu kuo mažiau stresuoti iki švenčių ir kuo daugiau pasidžiaugsi tą akimirką su šeima prie stalo, prie kūčias. Nes manau, Labai kad gražiai pasakyta. Ačiū. Manau, kad gražiausia vienintelė šventė metuose, kur visi susirenka ir taip, nes gyvenimas yra toksai intensyvus, visi bėga, tai tokia vienintelė proga, kai visi susirenka ir pabūna tą valandėlę, kol persivalgo su artimiausiais ir paskui bando kažkaip kvėpuoti. Jo, tada tai jau tikrai reikia atsikvėpti iš ragavų, žinai, visų patiekalų, bet šiaip, jo, aš irgi palinkėsiu tikrai to ramaus ir kūčių vakaro, to gero, šilto pasisėdėjimo su šeima. Žinai, kadangi dovanos nėra svarbiausia, nes turbūt didžiausia dovana tai yra tas pasibuvimas su artimaisiais. Bet, žinai, palinkėsiu žmonėms gauti ir tai, ko jie norėjo iš savo kalėdų senelio. Taip. Bet svarbiausia, kaip ir sakau, gerai visi pasibūkit su savo artimaisiais. Labai gražiai pasakyta. Gražiai užbaigiam prieššventinę šitą seriją. Ramiai, gražiai, su šventinė nata. Su šventinė nata, hebra. Gerai tada. Iki greito po švenčių. Iki greito. Iki.